Sveiki žvejai! Šiandien man laidoje kompaniją palaikys mano kolega Rolandas ir mes tęsime praėjusioje laidoje pradėtą kalbą apie ešerių žvejybą skirtingomis sistemomis. Prisiminkime trumpai, apie kągi kalbėjome praėjusioje laidoje. Žvejybą pradėjome paprastų galvakablių ir guminukų, mums pačiai įprasčiausia sistema, kadangi gaudėme giliuose tarp 7 ir 5 metrų ir ešeriai buvo ganėtinai aktyvūs, tai rinkomės 10 gramų galvakablį, Rolandas gaudė 8,5 gramų galvakablių ir ešeriai kibo kuo puikiausiai. Antroji sistemėlė, kurią pristatėme, buvo taip vadinamoji čiburaška. Tai yra, kai kabliukas laisvai per kilputę tvirtinamas prie švininės galvutės. Vėlgi, jinai puikiai pasiteisino, ešeriai kuo puikiausiai kibo ir ši sistemėlė jau yra skirta gaudyti ne tik esant ypatingai geram kibimui, tačiau mano galva ir daugybės žvejų nuomonė vilioja ešerį šiek tiek geriau, kai jis yra netoks aktyvus, nes dirba guminukas ne tik traukiant ir besileidžiant, bet ir tuo metu, kai galvakablis pati galvutė pasiekia dugną ir kabliukas dar su guminuku leidžiasi žemyn. Ir kai ešerys yra mažiau aktyvus, kartais griebia būtent šiuo momentu. Skiriame kiek daugiau dėmesio žvejybai vadinamuoju drop shot metodu. Tai yra tokia sistema, kai švino lazdelė tvirtinama valo pavadėlio apačioje, na, o kabliukas yra rišamas stacionariai prie valo. Kaip matote, na ir šiai sistemėlė jau naudojami visiškai kitokie guminukai negu mums įprasti su vibruojančiom uodegėlėm. Jie yra, na, tokios, kaip vadinkim, slieko formos, yra visiškai nei twisteris, nei vadinamasis riperis. Ešerių žvejyba drop shot metodu labiausiai pasiteisina tada, kai ešeriai būna labai susikoncentravę į tam tikrą vieną tašką ir yra susibūrę į vieną nedidelį plotelį. Na, o šioje laidoje teleportuojamės į Ameriką, į Teksasą ir Karoliną, nes kalbėsime būtent apie taip vadinamas Teksas ir Karolinos sistemėlės.
Nu, mano rankose atkreipkite dėmesį dar mūsų laidoje nenaudota sistemėlė. Tai yra taip vadinama Texas sistemėlė. Ant fluorokarboninio pavadėlio veriama kulka. Volframinė, kaip matot, kulkos formos švinelis. Tada eina stop mazgelis, naudojamas plūdiniai žvyboje ir įrišamas kabliukas. Aš pasirišau taip vadinamai offsetinį kabliuką ir būtent šita Texas sistemėlė ir yra dažniausiai skirta žvejoti vietose, kur yra daug kliuvinių. Per kliuvinius būtent tokios formos švinelis praeina lengviau negu įprastas galvakablis. Na, o guminukas užvertas būtent tuo tradiciniu būdu, kaip reikėtų verti ant offsetinio kablio, kai geluonis kabliuko paslėpiamas guminėje žuvytėje, irgi nesikabina į kliuvinius. Ir sakyčiau, būtent Texas sistemėlė ir yra labiausiai skirta gaudyti kliuviniuotose vietose. Na, mes šiuo atveju žvejojame mums įprastinėje vietoje ir pažiūrėsime, kaip su juo kimba čia. Aišku, jos pagrindinis dar privalumas prieš įprastą galvakablį, kad kabliukas vaikšto laisvai ir žvejojant su guminukais vis tiek suteikiama guminukui papildomo darbo, papildomo judesio ir tokį masalą ešeriai, esant nelabai aktyviam kibimui, griebia geriau. Na, dabar aš užmausiu štai taip. Ir patikrinsim tuoj, kur šitie ešeriai. Na, o pats pravedimo būdas šią sistemėlę, principė, niekuo nesiskiria nuo įprasto džigavimo. Galima tiesiog šokdinti dugnu. Be abejo, jeigu yra kliuvinių, juos reikėtų šiek tiek apšokti, tada meškerykotis jau turėtų būti laikomas pakeltas į viršų. Ir taip štai tokiais judesiais gaudoma. Ir guminukui dažniausiai peršokus, ir kulkytei tai peršokus per tam tikrą šaką, per kažkokį kliuvinį, iš po juo tūnantis ešerys dažniausiai pagriebia masalą. Ir žvejybai šią sistemą puikiausiai jau tinka įprastas mikromasalinis meškerykotis, be abejo priklausomai nuo kulkos svorio, kuri maunama yra ant valo. Aš šiuo atveju gaudau su 7 gramų kulkyte, tai bet kuris įprastas mikromasalinis spiningėlis tokį svorį atlaiko. Aišku, jeigu gaudoma tokiu metodu starkiai, na, reikia rinktis starkinį meškerykotį. Kažkokį kietesnį, tvirtesnį ir panašiai. Echolotas, matau, simbolizuoja, kad ešeriukai yra po valtimi. Tuoj mes juos pabandysim iškrapštyti iš čia. Dažnai ešerių žvejojant atkreipkite dėmesį į echolotą, ypač saulėtą dieną. Panašu, kad jiem valtis kažkokią sudaro šešėlį. Atrodo jiem, kad čia galima pasislėpti ir tykoti smulkios žuvies ir jie sulenda po valtim.
Vienas dalykas, kuris sieja visas sistemas, apie kurias kalbėjome praėjusio laidoje ir kurias pristatinėjame šiandien, tai yra tai, kad jos visos yra rišamos prie pinto valo. Ir ešerių žvejybai mes naudojame būtent japonišką Gosen PE pintą valą 60-ųjų pagal japoniškus išmatavimus storio. Dar viena sistemėlė, kurią norim aptarti šiandien, tai yra vadinamoji Karolinos sistema. Kaip matėte, aš ją perdariau iš esmės iš Teksaso sistemėlės labai nesunkiai. Tiesiog paėmiau stopmazgį ir patraukiau jį į viršų. Tokiu būdu gavau sistemėlę, kur švinelis yra šiek tiek aukščiau ir guminukas jau plazda ant ilgesnio pavadėlio. Būtent šią sistemą rekomenduočiau naudoti tada, kai žiauriai nekimba, kai iš tikrųjų labai sunku suvilioti ešerį, jis labai neaktyvus yra ir paprasto, visiems įprasto džigo visai nenori imti. Ir būtent ir laidos tema iš tikrųjų atsirado po mūsų paskutinės žvejybos Kuršių mariose, kai labai sunkiai kibo, buvo labai tokia nekibi diena ir mūsų operatorius, kuris laiko šitą kamerą, sumeistravo tokią panašią sistemėlę į būtent Karolinos sistemėlę ir ant jos pradėjo pagauti ir pagavo, galima sakyti, daugiausiai iš mūsų. Ir tada mes sugalvom, kad reiktų plačiau pakalbėti būtent apie sistemėlės, gaudant plėšriąsias žuvis ir šiuo atveju ešerius. Ir kaip ir minėjau, būtent Karolinos sistema su laisvai plazdančiu pavadėliu, kurio ilgį aišku galima reguliuoti. Kaip matėte, stopmazgį galima kelti kuo aukščiausiai, tą fluorokarbono ar ten monofilamentinio pavadžio ilgį taipogi daryti, kokį tik tai norite. Ir ten varijuoti nuo keliasdešimt centimetrų iki 1,5 metro, kad jis ten plazdėtų. Ir gaudant Karolinos sistemėlę, šviniuką reiktų velkti dugnu, kad jisai, braukdamas per dugną, keltų šiek tiek nešvarumus į viršų. Ir tie nešvarumų debesėlis vilioja ešerį ir iš paskos slinkdamas guminukas tampa ešerio grobiu. Tokia yra šios sistemos idėja. Be abejo, galima ir padžigauti, šiek tiek pakilnoti tą švinuką, kad jisai pakiltų, atsitrenktų į dugną. Tie bumsėjimai taipogi vilioja, tačiau pats pagrindinis principas yra išjudinti žiauriai neaktyvę žuvį šios sistemos. Vėlgi galima masalą mauti ant offsetinio kabliuko, slėpti jo geluonį, jeigu kažkokių daugiau nešvarumų arba žolytės šiek tiek yra ant dugno, kad velkantis guminukui tarp žolyčių, jos nesmigtų į kabliuką ir taip masalas būtų apsaugotas nuo bet kokių pašalinių dirgiklių ir visą laiką likdamas švarus viliotų ešerį. Tai va tokia sistema, kuri yra skirta gaudyti labai neaktyvę žuvį. Vėlgi apie meškerykotį, jeigu kalbėt, tas pats identiškas meškerykotis, su kuriuo žvejojate ešerius įprastai, mikromasalinis spiningėlis, puikiausiai tinka gaudyti šią sistemą.
Šiandien, pavyzdžiui, veikia daugiau toks agresyvesnis pravedimas. Stukti į dugną ir dar porą tokių aštrių judesių su meškerykočio galiuku suteikiam papildomai. Ir tada po jų besileidžiantį guminuką smeigia ešerys. Be abejo, galima tiesiog traukti palei dugną iš lėto. Ypač su tokiu guminuku, kur su dviem uodegėlėm labai puikiai vibruoja jos ir vilioja ešerius. Bet jeigu ešerys kimba agresyvesnio pravedimo, tai yra daug maloniau taip gaudyti. Pats pravedimas greitesnis, pati žvejyba greitesnė, tokia aktyvesnė ir daugiau suteikia malonumo. Vienas iš ofsetinių kabliukų privalumų, tai kabliukas laisvai yra arba prie valo, arba gaudant su ta vadinamąja čeburaškos sistemėlė, kad galima guminuką mauti štai tokiu metodu. Ir tada suvalgomi guminukai, jie taip nepasižydžia, kai nenusitampo, neišbliūkšta, nes jie yra gerokai minkštesnio silikono. Ir būtent taip užmauti, jie laikosi geriau ir kai visas guminukas laisvai plevėsuoja, dar geriau vilioja žuvį. O kadangi reins guminukai yra valgomi, tai ešerys net sučiupęs už galo, kuo smagiausiai įkramto ir kol įryja ir kablį. Šiandien ne tik kalbame apie sistemėlės, bet ir bandome vienus iš naujų Lietuvoje pasirodžiusių reins masalų. Tai yra štai tokius guminukus su dviem uodegėlėm. Žiauriai gražiai dirba vandenį ir, kaip matote, puikiai vilioja ešerius. Mūsų laida artinasi link pabaigos ir tikriausiai būtų tiek kalbos apie ešerių gaudymui skirtas sistemas. Be abejo, egzistuoja įvairios jų atmainos, taipogi yra keletas rišimo būdų, apie kuriuos visiškai nekalbėjome.
Tiesiog manome, kad tai, ką pristatėme, tai, apie ką kalbėjome, ir būtų pagrindinės sistemėlės, į kurias verta labiausiai atkreipti dėmesį. Rolandas traukia eilinį dryžuotį. Paskutinį galima sakyti. Ačiū jam už kompaniją. Susitiksime lygiai po savaitės tuo pačiu metu. Iki.